Debatuose mes galime būti lengvai supainioti ir suklaidinti, jei Dievo žodis nepasilieka mūsų širdyse. Jono 1:10-14 NKJV. Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. 10 Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis jo nepažino. 14 Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę, šlovę kaip viengimio tėvo, pilna malonės ir tiesos. Žodis nėra daiktas, tai asmuo Jėzus. Nėra jokio atskirimo ar skirtumo tarp paties Jėzaus ir jo žodžio. Jis yra žodis, tapęs kūnu, o žodis jį apreiškia. Vienas apšviečia kitą. Šis žodis mums nušviečia, kas iš tikrųjų yra Jėzus, ir jei turime tikrą santykį su Jėzumi, tai mus pastumės prie jo žodžio, nes jis mums parodys daugiau apie jį. Neįmanoma užmegzti santykio su Jėzumi atskirai nuo Biblijos, ir neįmanoma, kad Biblija turėtų kokią nors reikšmę mūsų gyvenime be santykio su Jėzumi. Apaštalų darbų 20:32. Taigi dabar, broliai, pavedu jūs Dievui ir jo malonės galios žodžiui, kuris gali jūs pastatyti ir suteikti jums paveldą tarp visų pašventintųjų. Hebrajams 1:3 NKJV. Jėzus, kuris, būdamas jo šlovės spindesys ir ryškus jo asmens atvaizdas, viską palaikydamas savo galios žodžiu, kai pats apvalė mūsų nuodėmes, atsisėdo aukštybių didybės dešinėje. Tie patys žodžiai, kurie yra šioje knygoje. Daugelis tikinčiųjų myli savo santykius su Jėzumi, bet neskaito Biblijos ir galiausiai garbina netikrą Jėzų, kuris tik atrodo esąs Jėzus. Jie vadins jį Jėzumi, bet tai bus ne jis. Vienintelis būdas pažinti tikrąjį Jėzų yra Biblija, o jo žodis mums jį nušviečia, kad galėtume garbinti tikrąjį ir gyvąjį Dievą. 96% sprendimų priimame iš savo pasąmonės, todėl geriau į ją įdėti teisingus dalykus, tiesos žodį iš Biblijos. Nuodugnus Biblijos įsitraukimo centro tyrimas, atliktas iš daugiau nei 40 000 krikščionių nuo 8 iki 80 metų amžiaus, atskleidė, niekada neskaitė Biblijos. Skaityti Bibliją kelis kartus per metus, o praktinis poveikis būtų nereikšmingas, skaityti Bibliją kartą per mėnesį, o praktinis poveikis yra nereikšmingas. Skaityti Bibliją kartą per savaitę, o praktinis poveikis yra nereikšmingas. Skaityti Bibliją 3 kartus per savaitę, o nedideli patobulinimai tai nedideli pagerinimai. Žmonių skaitė Bibliją 4 kartus per savaitę ir pasiekė labai gerų rezultatų. Vienišumo jausmas sumažėjo, pykčio problemos sumažėjo, kartelis santykiuose sumažėjo, alkoholizmas sumažėjo, dvasinis sąstingis sumažėjo, pornografijos žiūrėjimas sumažėjo, skyrybos sumažėjo, seksas nesantuokoje sumažėjo 68%, azartiniai žaidimai sumažėjo, dalymasis savo tikėjimu padidėjo, kitų disciplinavimas padidėjo. Sugriuvanti Biblija paprastai priklauso žmogui, kurio gyvenimas nėra toks. Charlesas Spurgeonas. Biblija yra mūsų instrukcija. Jei jos nepaisysime, nepastebėsime jokių apčiuopiamų pokyčių. Gerinant savo gyvenimą, pasaulyje yra minų, o Biblija yra vienintelis žemėlapis, rodantis, kur jos visos yra ir kaip galime jas apeiti. Kaip kvaila būtų kasdien jos nestudijuoti. Ilgiausias Biblijos skyrius yra 119 psalmė. Kiekvienoje iš 176 jos eilučių kalbama apie Dievo žodžio svarbą. Pavyzdžiai iš 119 psalmės ESV 11 eilutė tavo žodį saugau savo širdyje, kad nenusidėčiau prieš tave. 16 eilutė aš gėrėsiuosi tavo įstatymais, neužmiršiu tavo žodžio. 20 eilutė mano siela visą laiką trokšta tavo taisyklių. 24 eilutė tavo liudijimai yra mano malonumas, jie yra mano patarėjai. 71 eilutė man gera, kad buvau varginamas, kad išmokau tavo nuostatus.
72 eilutė tavo burnos įstatymas man yra geriau už tūkstančius aukso ir sidabro. 89 eilutė amžinai. Viešpatie, tavo žodis tvirtai laikosi danguje. 92 eilutė jei tavo įstatymas nebūtų buvęs mano malonumas. Aš būčiau pražuvęs savo kančioje. 93 eilutė niekada nepamiršiu tavo įsakymų. Nes jais tu mane atgaivinai. 97 angėje 100 eilutės, o kaip aš myliu tavo įstatymą. Jis yra mano meditacija visą dieną. Tavo įsakymas daro mane išmintingesnį už mano priešus, nes jis visada su manimi. Turiu daugiau supratimo už visus savo mokytojus, nes tavo liudijimai yra mano apmąstymas. Aš suprantu daugiau už senius, nes laikausi tavo įsakymų. Ar galime pasitikėti Bibliją? Ar Biblija yra patikima? Ar ji tikrai yra Dievo žodis? Biblija sudaro 66 knygos, kurias per 1500 parašė daugiau kaip 40 skirtingų autorių iš 3 skirtingų žemynų 3 skirtingomis kalbomis graikų, aramėjų ir hebrajų, ir tie 40 autorių buvo kilę iš labai skirtingų sluoksnių, ir jie neturėjo jokių panašumų. Vieni rašė iš kalėjimo, kiti iš rūmų, ir dauguma nežinojo apie kitus ir tai, ką jie rašė. Tačiau visi jų raštai, sudėti kartu, sudaro puikiai suderintą knygą, kurioje nuo viršelio iki viršelio skelbiamas Jėzus, jo žinia ir tikslas. Joks kitas religinis tekstas negali su ja lygintis. Senovinių Biblijos kopijų yra kur kas daugiau nei bet kurio kito istorinio teksto tiek religinio, tiek pasaulietinio. Vien tik Naujojo testamento turime daugiau kaip 24 000 senovinių egzempliorių, kurių 99 sutampa tarpusavyje. Dievas saugo savo žodį. Pagal visus senovinių dokumentų autentiškumo nustatymo standartus Biblija pranoksta visus. Ji visais laikais buvo tikrinama visais aspektais ir visais laipsniais, ir ji tvirtai laikosi. Nes tai Dievo, o ne žmogaus žodis. Senąjį testamentą sudaro 39 knygos, parašytos per 1100 metų, iš kurių paskutinė knyga buvo parašyta prieš 400 metų iki Jėzaus gimimo, ir mes turime senovinius jos nuorašus. Visame Senajame testamente yra daugiau nei 300 pranašysčių ir pranašaujamų dalykų apie ateisiantį Mesiją, ir Jėzus išpildė visus 300 iš jų praėjus 400 metų nuo paskutinės knygos parašymo. Kokia tikimybė, kad vienas žmogus galėtų išpildyti šias 8 pranašystės per 2000? Vienas gimė Betliejuje Michėjo 5. 2 prieš tai buvo pasiuntinys Izaijo 40. 3. Malachijo 3. 1-3 į Jeruzalę įvažiuos ant asilo Zacharijo 9. 9. 4 išdavė draugas pa 41. 9. 55. 12 angėje 14. 5 parduotas už 30 sidabrinių Zacharijo 11. 12. 6 sidabras, išmestas puodžiui Dievo namuose Zacharijo. 11. 13:7 jis tylės prieš savo kaltintojus is 53. 7. 8 jis bus nukryžiuotas kaip vagis pa 22. 16. Zacharijo 12. 10. Is 53. 5. Tikimybė, kad kuris nors vienas žmogus galėjo gyventi iki šių laikų ir išpildyti visas 8 pranašystės, yra viena iš 10 17 galios. Tikimybė, kad bet kuris žmogus galėjo išpildyti 16 iš 300 pranašysčių, yra viena iš 10 45 galios. Dr. Peteris Stoneris 1888 angėje 1980 tikimybių ekspertas, Pasadenos miesto koledžo ir Vestmonto koledžo matematikos ir gamtos mokslų katedros vedėjas. Izaijas 8:00 pranašavo Izaijo 44 angėje 45 skyriai, kad būsimasis karalius, vardu Kyras, padės atkurti Izraelį 200 metų prieš gimstant Kyrui. 1:13, 1 angėje 3 eilutėse. Viešpaties pranašas skelbė, kad ateityje karalius,
vardu Jozijas, sugriaus pagonių dievui. Pastatyta aukura ir atneš kraštui atgimimą 300 metų prieš Jozijo gimimą, ir mes turime senovinių to kopijų. Jis žinojo, kad Dievas jam kalbėjo. 2 Petro 1, 20-21 NLT. Visų pirma turite suprasti, kad ne viena šventojo rašto pranašystė niekada nėra kilusi iš paties pranašo supratimo ar žmogaus iniciatyvos. Ne, tie pranašai buvo veikiami šventosios dvasios ir kalbėjo iš Dievo. Jozuės 1:8 NLT. Nuolat studijuokite šią instrukcijų knygą. Medituokite ją dieną ir naktį, kad būtumėte tikri, jog laikysitės visko, kas joje parašyta. Tik tada jums seksis ir pavyks viskas, ką darysite. Pa 118, 8 NKJV. Geriau ieškoti prieglobsčio pas viešpatį negu pasitikėti žmonėmis. Daugiau kaip 23 000 archeologinių atradimų atlikta remiantis Bibliją kaip pagrindiniu šaltiniu. Galima kategoriškai teigti, kad ne vienas archeologinis atradimas neprieštaravo Biblijos. Nuorodai rabinas Nelsonas Glueckas, daktaras iš Dženos universiteto, Vokietija. Patarlių 35 NLT. Kiekvienas Dievo žodis pasitvirtina. Džošas Magdavelas Josh Magdavell 7 savo gyvenimo metus bandė paneigti krikščionybę ir Bibliją, tačiau atsivertė, tapo krikščionimi ir parašė knygą Įrodymai. Reikalaujantys nuosprendžio, nes buvo labai įsitikinęs Bibliją. Lee Strobel buvo Chicago Tribune tyrinėjantis žurnalistas ir uolus ateistas, bandęs paneigti krikščionybę ir Bibliją, bet taip pat atsivertė ir parašė knygą Kristaus byla, nes kai kas nors sąžiningai ieško Dievo, jis atsiskleidžia, nes jis yra tiesa ir jo žodis yra tiesa. Jono 12:48 NKJV. Kas mane atmeta ir nepriima mano žodžių, tas turi tai, kas jį teisia, žodis, kurį aš pasakiau, teis jį paskutinėje dieną. Ar norėtume turėti suvestinę, skirtą paskutiniojo teismo dienai? Mes būsime teisiami pagal žodžius Biblijoje Dievo žodį. Atėjo laikas įsirašyti į knygą, atėjo laikas ištraukti knygą. Malda. Tėv, Jėzaus vardu šiandien atgailaujame, kad nevertiname tavo žodžio. Ir šiandien įsipareigojame savo gyvenime iškelti knygą. Įsipareigojame kaip 119 psalmės. Psalmininkas trokšti tavo žodžio labiau už sidabrą ir auksą ir meldžiame tave, Dieve. Padaryti jį žibintų mūsų kojoms ir šviesa mūsų keliui, kai ieškome tavęs. Padėk mums įsipareigoti sekti iki galo, įsitraukti į tavo žodį. Prašome Jėzaus vardu. Amen. 4/4 ištraukite savo kalaviją iššūkis. 30 dienų 4 kartus per savaitę po 4 Biblijos skyrius, 1 psalmės skyrius, 1 patarlių skyrius, 1 Evangelijos skyrius, 1 pasirinktas skyrius. Laiko sąnaudos lygų 15 RANG 20 minučių per dieną jūsų dienos. Kažkas įvyksta mūsų gyvenime, kai pasiekėme 4 kartus per savaitę ar dažniau, kai visa širdimi ieškome viešpaties. Tilto bažnyčia Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, Liepos 10, 2022. Daugiau kur mūsų alkis susitinka su jo pažadais. 5 savaitė. Įgalioti dalytis šiuo gyvenimu 2 dalis. Efeziečiams 5:18 NLT. Jokūbo 4:8. Artinkitės prie Dievo, ir jis priartės prie jūsų, kad ir kas vyktų mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime, mes tiesioginė prasme nuolat žvelgiame į Jėzų ir tikėjimu, netikėjimu savo tikėjimu, bet tikėjimu jo tikėjimu artėjame prie jo. Tikėdami mes tikime, kad jis artėja prie mūsų. Esame dėkingi už Jono 10:10. Mes žinome, kad yra priešas, vagis, kuris ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, tačiau Jėzus atėjo ir suėmė, nutraukė ir sužlugdė priešo strategiją ir planą mūsų sunaikinti. Jėzus mums dovanoja gyvenimą Zoe, Dievo rūšies ir kokybės gyvenimą ir dar gausesnį gyvenimą. Nepaisant aplinkybių, tautos ar pasaulio būklės, mes remiamės tuo, kuo Dievas mus
pašaukė būti savo tapatybę Kristuje, kaip sūnus ir dukterys, tapę teisūs dėl to, ką padarė Jėzus, gyvenantys tetelestai baigta ir esantys jo akivaizdoje, kai jis yra kambaryje, kažkas turi sugriūti. Artėja lietus ne tik gamtinėje, bet ir dvasinėje srityje Dievo lietaus įsiliejimas, galbūt paskutiniųjų dienų paskutinysis lietus. Taigi prašome Dievą, tegul lyja Dievo buvimo, viešpatavimas virš mūsų, kai atsibudę ryte sakome, labas rytas, šventoji dvasia. Ir kai meldžiamės šventosios dvasios asmeniui, bendraujame su juo, įsitraukiame ir vaikštome su juo, mes vaikštome su pačiu Dievu, Dievo asmeniu tuo, kuris gyvena su mumis, mumyse ir ant mūsų. Taigi, kai mūsų ištinka krizė, kai sulaukiame skambučio, pirmieji žodžiai, kurie pasigirsta iš mūsų lūpų, yra šventoji dvasia, tarsi atodusis mūsų pirmasis atsakas, kai perorientuojame savo mąstymą ir praktikuojame šventosios dvasios priėmimą kiekvienos naujos dienos pradžioje, ieškodami ir mokydamiesi daugiau apie šventąją dvasią bei duodami jai daugiau savęs, visą likusį gyvenimą praleisime pažindami šventąją dvasią. Ir tai, kas ji yra anapus keistų ir neigiamų konotacijų bei stereotipų apie šventosios dvasios asmenį ir veikimą, kuriuos priešas pasitelkė, kad skiepytų mus nuo jautrumo jai ar atvirumo jai. Iš biblinės perspektyvos turime suprasti, kad pažinti šventąją dvasią tai pažinti Dievą, vaikščioti su šventosios dvasios asmeniu reiškia vaikščioti su Dievu pačiu Jėzaus buvimu mumyse, per mus ir ant mūsų dėl kitų, o mūsų alkis šventosios dvasios asmeniui ir veikimui yra šios mūsų kelionės varomoji jėga. Jono 14:15 RANG 18. Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų. Ir aš melsiu prašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą pagalbininką graikiškai, parakletos patarėjas, užtarėjas, guodėjas, draugas, kad jis pasiliktų gyventų, apsigyventų su jumis per amžius tiesos dvasią, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, bet jūs ją pažįstate, nes ji gyvena su jumis ir bus jumyse. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, aš ateisiu pas jūs. Kas yra šventoji dvasia? Jis yra mūsų pagalbininkas, parakletos advokatas, guodėjas, patarėjas, mūsų draugas. Jis ateina mums padėti, jis yra mūsų palydovas, jis niekada nepaliks mūsų vienų, jis yra mūsų mokytojas, jis primena mums viską, ko Jėzus mokė, sakė ir darė, jis yra mūsų užtarėjas, jis meldžiasi už mus pas tėvą, jis yra Dievas, jis nėra trejybės priedas, jis turi protą, jis yra visažinis, visažinantis, jis turi valią, norą, pasirinkimą, apsisprendimą, jis turi emocijas. Kodėl? Nes jis yra asmuo. Jis yra Dievo pažado išsipildymas, jo buvimo dovana, jis įgalina mus gyventi, pripildydamas ir išliedamas save ant mūsų. Jis mus apipila, užvaldo mus savo buvimu, tikslu ir gale. Jis primena mums viską, ką Jėzus sakė, darė ir ko mokė. Jis parodo mums būsimus dalykus pranašiška dovana. Jis savo malonumus patepa įskiria, kad padarytume tai, ko patys iš savęs negalime padaryti. Jis duoda mums, ką sakyti tą akimirką, kai nežinome, ką sakyti. Luko 12:11 RANG 12 NKJV. Kai jūs ves į sinagogas, pas teisėjus ir valdininkus, nesirūpinkite, kaip ir ką turėtumėte atsakyti ar ką sakyti, nes šventoji dvasia tą pačią valandą išmokys jūs, ką turite sakyti. Mums buvo suteiktos galios, mūsų patirtis Kristuje yra mūsų liudijimas apie tai, kas yra Kristus, ką jis padarė dėl mūsų ir mumyse ir ką dabar nori daryti per mus. Tiek daug kartų bijome dalyti savo tikėjimu, kalbėti su kitais apie savo tikėjimą, nes bijome, kad nežinome, ką pasakyti, arba kad nežinome atsakymo į sunkų klausimą. Geroji naujiena yra ta, kad šventoji dvasia pati duos mums, ką sakyti, kai atsidursime tokiuose aplinkybėse ir situacijose,
tačiau tam reikės pasitikėjimo, tikėjimo ir tikėjimo, kad Dievas niekada nepaliks mūsų abejingų. Apaštalų darbų 1:4 RANG5 ESV. Būdamas su jais, jis liepė jiems neišvykti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, kurį, pasak jo, jūs girdėjote iš manęs, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia jau po daugelio dienų. Kas yra šventosios dvasios krikštas tėvo pažadas? Įsivaizduokite, kad stovite po atviru dangumi ir ant jūsų lyja lietus. Štai ką reiškia būti pakrikštytam panardintam į apipiltam šventosios dvasios, tarsi ji kristų ant jūsų. Apaštalų darbų 1:6 RANG8 ESV. Susirinkę jie paklausė, viešpatie, ar šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis jiems atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laikus ar metą, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia. Bet jūs gausite galią, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Kodėl jūs būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių? Niekada nepamirškite, kad jūsų patirtis Kristuje yra jūsų patirtis. Niekas negali teisti ar sakyti, to nebuvo, nes jūsų patirtis yra unikali tik jums. Nereikia būti Biblijos žinovu, kad galėtumėte dalyti savo tikėjimu, ar evangelistu, kad galėtumėte evangelizuoti. Dalyti savo tikėjimu su kitais žmonėmis. Jei būsite pilni Jėzaus, būsite jo artumoje, prisipildysite, o tada išeisite pro duris ir išleisite tai, ko esate pilni. Ištekėk, nesiblaškyk, mes norime nutekinti gyvenimą džiaugsmą. Šventosios dvasios vaisių įrodymą, šventosios dvasios produktą, tą gerumą, tą džiaugsmą, tą meilę, tą ramybę, visus tuos dalykus ne tam, kad išgazdintume pasaulį, bet kad paskleistume Kristaus gyvenimą. Kad ir kur eitume, mes pasirodome ir skleidžiame gyvenimą, nes buvome Dievo akivaizdoje, mes esame pripildyti iki kraštų, esame priblokšti jo ir todėl, kad jis yra ant mūsų. Išeiname su pilnu puodeliu, pilnu kibiru, pilnu konteineriu ir eidami įsiliejame visur, kur tik einame. Įsivaizduokite tai, nes tai yra mūsų patirtis, mūsų liudijimas ir joks humanistas, joks ateistas, joks derybininkas, niekas nė velnės pragare negali paneigti mūsų patirties. Jūsų liudijimas yra unikalus, ir tai yra jūsų koziris, štai jis, todėl saugokite, saugokite ir dosniai dalinkitės juo. Luko 12:11 RANG12. Kai būsite atvesti į sinagogas, pas valdininkus ir valdžią, nesirūpinkite, kaip ginsitės ir ką sakysite, nes šventoji dvasia tuo metu jūs išmokys, ką turite sakyti. Visi esame patyrę akimirkų, kai buvome raginami ką nors pasakyti, galbūt pajutome, kad atsiveria durys, gal buvo užduotas klausimas, įsakytas teiginys ir pajutome šventosios dvasios pagalbininkės pašauktosios šalia postūmį, bet dėl baimės ar susirūpinimo žengėme žingsnį atgal, tačiau šventasis raštas mums duoda pažadą, kad žinosime, ką sakyti. Kai ateis laikas tai pasakyti, sakykite amen, tikėjimu sakykite, aš tam pritariu, viešpats nori kažką pasakyti per mane. Jis suteikė man patirtį, kurios joks žmogus negali paneigti. Jie gali ją netikėti, bet negali jos paneigti. Mes tikrai turėtume mokytis, kad pasirodytume Dievui tinkami darbininkai, kuriems nereikia gėdytis, teisingai dalijantys tiesos žodį 2 Timotiejui 2:15 KJV pažinti Dievo žodį, leisti laiką Dievo žodyje, bet tai, ką patyrėme, ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą, pajutome krizės metu. Kas tai paneigs? Vieną dieną supratome, kad esame nusidėjėliai, be Dievo mes jo nepažįstame. Žinojome apie jį, bet jo nepažįstame ir būtent šis atpažinimas atvėrė mums duris, kad suprastume, jog mums reikia gelbėtojo, mums reikia pagalbos, mums reikėjo Jėzaus. Ką jis padarė? Jis atėjo, pripildė mus,
suteikė mums tikslą, priežastį keltis ryte, tokia yra mūsų patirtis. Jis taip pat suteikė mums pulsą. Ten, kur yra pulsas, yra tikslas ir pažadas ir yra galia, prieinama mums per jo šventąją dvasią. Dovana, kuri nesibaigė pastoriaus Jimmy pranešimas iš Liepos 2D. Mokiniai paliko viską, kas jiems buvo pažįstama, kad sektų paskui Jėzų ir leistųsi į gyvenimo nuotykį. Jie atsidūrė neištirtoje teritorijoje, ir tai buvo jaudinantis, bauginantis, jaudinantis ir pavojingas įvykis vienu metu. Jėzus pasakė mokiniams, kad jie nebus vieni. Jis atsiųs parakletą, tą, kuris yra pašauktas į pagalbą, T.I. pagalbininką, gynėjas, užtarėjas, guodėjas, patarėjas, draugas. Jis lydėtų ir įgalintų juos gyventi krikščionišką gyvenimą. Savo pažadą apie ateinančią šventąją dvasią jis išpildė per sekmines ir vėliau Kornelijaus namuose ap 10. Jis ir toliau vykdo šį galingą pažadą. Mumyse, ar prašėte šventosios dvasios, kad ji jūs pripildytų, įgalintų, pateptų ir padrasintų? Sustokite ir pakvieskite jos buvimą į savo gyvenimą jau dabar. Jėzus sakė, jei jūs, būdami blogi, mokate duoti gerų dovanų savo vaikams, tai juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasią tiems, kurie jo prašo. Ok 11:13 užmegzti. Gilesnį susitikimą ir patirtį su šventąja dvasia yra taip paprasta, kaip tik melstis ir prašyti. Juk malon jūs esate išgelbėti tikėjimu, ir tai ne iš savęs, tai yra Dievo dovana Efeziečiams 2:8. Taip, kaip gimėte iš naujo, taip pat gaunate visus Dievo pažadus ir dovanas ir kadangi pas jį atėjote per malonę, malonė leidžia jums tai daryti per tikėjimą per malonę, per tikėjimą ir jūs tiesiog paprašykite melskitės šią paprastą maldą. Šventoji dvasia, ar galėtum ateiti į mane ir ant manęs ir įgalinti, patarti ir padėti man gyventi šį gyvenimą mano Aba tėvo šloviai, aš esu tavo ir tikėjimu gaunu pažadėtąją šventosios dvasios dovaną. Jėzaus vardu, amen. Pakvieskite šventąją dvasią, kad ji jūs padrasintų, įgalintų, pateptų, perkeistų. Tikėjimu, priimkite tai, netikrinkite savo emocijų ir nesistengkite įsitikinti, ar jums neatsiranda pūkų ar elektros srovės, bet tiesiog sakykite, viešpatie, dėkoju tau, kad turiu tai, ko prašiau, nes tu išklausei mano maldą ir jei žinau, kad tai, ko prašau, yra Dievo valia, tuomet žinau, kad turiu tai, ko prašiau. Taip ir darykite, priimkite tikėjimu ir būkite dėkingi ir tiesiog sakykite, ačiū tau, viešpatie, kad pripildai mane, kad išliejai ant manęs savo dvasią, kad suteikiai man jėgų, aš esu tavo, ir šventoji dvasia, aš visas esu tavo. Daryk, ką nori, malda, Jėzau, dėkoju tau už tavo žodžio privilegiją. Dėkojame, kad tu mus mokai, kad duodi mums unikalų liudijimą. Ir, viešpatie, visur, kur tik eisime, galėsime skleisti šį gyvenimą ir dalytis tuo, kodėl sugebame orientuotis pasaulyje kitaip nei pasaulis dalytis mumyse. Gyvenančia viltimi tavo buvimu ir šventosios dvasios asmeniu bei veikimu. Esame dėkingi, gerbėme ir mylime tave, Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia Frederiksburge pastorius Brianas Mandelis 2024 Liepos 14 d. Įsitraukite kardą 2 dalis. Šventoji dvasia įkvepia gyvybę žodžiui. Pirmosios 5 Biblijos knygos pradžios. Išėjimo, kunigų, skaičių, pakartoto. Įstatymo vadinamos Tora, tai reiškia vadovas. Žydai jas žino kaip įstatymo knygas arba Mozės įstatymą. Jei pažvelgtume į visus hebrajiškus Toros dokumentus ir kopijas, hebrajų kalba rašomas žodis Tora pradžios knygoje ir išėjimo knygoje pasitaiko kas 50 raidžių, paskui skaičiuose ir pakartoto įstatymo knygoje jis rašomas kas 49 raidės. Atvirkščiai pažodžiui nurodant į šių 4 knygų viduryje esantį kunigų knygą. Kunigų knygoje Dievo vardas rašomas kas 7 raidės į HVH arba Jahvė. Visos kunigų knygos žinia nurodo,
kad žmonių nuodėmėms išpirkti reikės nepriekaištingo, be nuodėmės avinėlio tai Jėzus, kiekvienas rašto puslapis ir kiekviena raidė, iki kiekvienos smulkmenos, yra ne tik iš Dievo ir tiksli, bet visa tai nurodo į Jėzų. Tai ne žmogiška knyga, nes ji ateina iš amžinybės. Jos autorius yra Dievas, kuris sėdi laiko išorėje ir mato pabaigą. Nuo pradžios, jis yra alfa ir omega. Ekleziasto 3:11 apie MC. Jis taip pat pasėjo amžinybę žmonių širdyse ir protuose. Dievas įdėjo į mus nukreipiamąjį įtaisą, kuris trokšta amžinybės kažko, kas yra anapus šio laikino pasaulio, ir šios knygos atverimas yra vienintelis dalykas, galintis patenkinti šį troškimą. Tai nuostabu, tačiau neužtenka vien atversti knygą, mums reikia žinoti, kaip padaryti, kad ją atvertus ji atgytų. Yra būdas į ją įeiti ten, kur ji negyva, ir yra būdas įeiti ten, kur ji įsiveržia iš puslapio ir priverčia mūsų širdis įsipūsti ir sprogti nuo gyvenimo. Mes norime, kad Biblija būtų gyva ir galinga, o tai yra ir Dievo ketinimas bei troškimas, kad ją skaitytume. 1 Petro 2:2 AMP. Kaip naujagimiai turėtumėte trokšti tyro žodžio pieno, kad juo būtumėte maitinami ir augtumėte išganimui jo galutiniam išsipildymui. Jei esame sveiki, tiesiog trokštame jo. Tai ženklas, kad esame sveiki tikintieji. Jei jo netrokštame, tai ženklas, kad dar nepatyrėme gyvenimo, kurį jis suteikia. Izaijo 55:10-11 AMP. Nes kaip lietus ir sniegas, nužengia iš dangaus, negrįžta atgal, nelaistydami žemės, neduodami jai derliaus ir daigų, neduodami sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, taip ir mano žodis, išeinantis iš mano burnos, negrįž pas mane tuščias, nenaudingas, be rezultato. Nepadaręs to, ko noriu, ir nepasiekęs to, dėl ko jį siunčiau. Kai pateksime į knygą, kur ji atgyja iš santykio su Dievu, ji mus palaistys, prives mus duoti vaisių, prives mus sudygti ir atgimti, suteiks mums sėklą, kurios reikia viskam, ko reikia mūsų gyvenime, ir ji tiesioginė prasme bus mums duona ir gyvenimas. Izaijo 55:1-3 AMPC. Palaukite ir klausykitės, visi ištroškę. Ateikite prie vandens, o kas neturi pinigų, ateikite. Pirkite ir valgykite. Taip, ateikite, pirkite neįkainojamo, dvasinio vyno ir pieno be pinigų ir be kainos, tiesiog už savęs atidavimą, kuris priima palaiminimą. Palenkite savo ausį, pakluskite ir sutikite su dieviškąja valia ir ateikite pas mane, išgirskite, ir jūsų siela atgims. Kaip palenkti ausį, kaip prie jo prieiti ir išgirsti, ką ši knyga bando pasakyti. Ką Dievas bando mums pasakyti per savo žodį. Jei norime atgimimo, tai nuo čia jis ir prasideda. Efeziečiams 5:25 RANGE 27 AMPC. Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė save už ją, kad ją pašventintų, nuplovęs vandeniu, nuplovęs žodžiu, kad pristatytų savo bažnyčią šlovingame spindesyje, be dėmės, raukšlės ar ko nors panašaus, kad ji būtų šventa ir nepriekaištinga. Tai yra vidaus, o ne išorės plovimas, toks yra tikslas. Fariziejai visą dėmesį sutelkė į indo išorės valymą. Judo 1:11-12 NKJV. Vargas jiems, nes jie nuėjo Kaino keliu, godžiai bėgo Balamo klaida, siekdami pelno, ir žuvo Koracho maište. Tai dėmės jūsų meilės puotose, o jie be paliovos puotauja su jumis. Tarnaudami tik savo, jie yra debesys be vandens, žodžio vandens, nešami vėjų, vėlyvo rudens medžiai be vaisių, dukart nudžiūvę, išrauti su šaknimis. Kaip tai ištaisyti, kaip to išvengti, tai tikrai nėra taip sudėtinga. Kai įeiname į knygą, šventoji gyvojo Dievo dvasia turi ją apšviesti, įkvėpti į ją ir įkvėpti į mus. Negalime jos skaityti vieni, bet turime būti įsitraukę į Dievą,
o konkrečiai į šventąją dvasią, kurią Jėzus atsiuntė mums, kai prisikėlė iš numirusių. Jei šventoji dvasia yra knygos autorė įkvėpė ją parašyti, tai ji taip pat turi apšviesti mūsų supratimą apie ją. Šventoji dvasia šventajame rašte nuolat vadinama kvėpavimu ir vėju. Por 2, 7, dž 20, 22, apt 2. Viską, ką darome kaip krikščionys, jei šventoji dvasia į tai nekvėpuoja ir neįkvepia, iš prigimties bus negyva taip pat ir tada, kai skaitome Bibliją. 1 Korintiečiams 2, 10 RANGE 12 NLT. Bet Dievas tai apreiškė mums per savo dvasią. Juk jo dvasia viską ištiria ir parodo mums gilias Dievo paslaptis. Niekas negali pažinti žmogaus minčių, išskyrus to žmogaus dvasią. Ir niekas negali pažinti Dievo minčių, išskyrus paties Dievo dvasią. O mes gavome Dievo dvasią, ne pasaulio dvasią, todėl galime pažinti nuostabius dalykus, kuriuos Dievas mums laisvai davė. Jono 14, 26. O patarėjas, šventoji dvasia, kurią tėvas atsiųs mano vardu, išmokys jūs visko ir primins jums viską, ką esu jums sakęs. Jono 16, 13. O kai ateis ji, tiesos dvasia, ji jūs įves į visą tiesą. Biblija be šventosios dvasios yra saulės laikrodis mėnesienoje, dvaitel. Madi, nenoriu, kad pasaulis man apibrėžtų Dievą. Noriu, kad šventoji dvasia man apreikštų Dievą. Ui, Tozeris. Jėzui įžengus atgal į dangų, mokiniai kartu su Jėzumi ir šventąja dvasia, iš išsigandusių ir kaulėtų jie tapo drąsūs, iš kvailų išmintingi, iš nepamokslininkų pamokslininkais, iš normalių žmonių antgamtiniais Dievo žmonėmis, iš sutrikusių pasitikinčiais savimi. Iš kur tai atsirado? Apaštalų darbų 4, 13 NLT. Tarybos nariai nustebo pamatę Petro ir Jono drąsą, nes matė, kad jie buvo paprasti vyrai, neturintys jokio ypatingo raštų išmanimo. Jie taip pat atpažino juos kaip vyrus, buvusius su Jėzumi. Jie turėjo šventąją dvasią ir žodį, ir šis derinys suteikė galios, sukūrė gyvenimą ir privertė žmonės stebėtis. Jono 5, 38 AMP. Jūs neturite jo žodžio rašto, pasiliekančio jumyse, iš tikrųjų gyvenančio jūsų širdyse ir protuose, nes netikite tuo, kurį jis siuntė. Jūs nuolat ieškote ir tyrinėjate raštus, nes manote, kad juose turite amžinąjį gyvenimą, o juk būtent jie raštai liudija apie mane. Fariziejai ir sadukėjai mokėjo atmintinai visas 5 pirmąsias Biblijos knygas, jie galėjo jas visas pacituoti, jie kaskart laimėdavo hebrajų kalbos žaidimą. Būtent į juos kreipėsi Jėzus, sakydamas, jei turėtumėte ryšį su Dievu ir išmanytumėte tuos raštus, suprastumėte, kad jie visi kalba apie mane. Problema buvo ne išsilavinimas. Kai atiduodame savo gyvenimą Jėzui, trokštame gilintis į Bibliją, bet kai suprantame šventosios dvasios vaidmenį bažnyčioje, kad Jėzus ją atsiuntė, kad ji mus įgalintų, mokytų, vestų ir įtrauktų, tada mūsų apetitas Biblijai sprogsta, o žodžiai šoka iš puslapio į mūsų širdis. Tada, kai meldžiamės apie dalykus, žodis pradės kalbėti tiesiai į juos ir jie taps mums gyvi, galingi ir veiklūs. Galime išmokti užmegzti ryšį su šventąja dvasia, kurią Jėzus pažadėjo ir atsiuntė sugrįžęs į dangų. 1 Korintiečiams 2, 14. Žmogus be dvasios nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios, nes jam tai yra kvailystė ir jis negali to suprasti, nes tai dvasiškai atpažįstama. Šventasis raštas skirtas ne tik mokslininkams, raketininkams, popiežiams ar pastoriams, kad viską aiškintų už mus. Jis skirtas mums, ir mes turime mokytoją, jei teisingai elgiamės su juo ir jo žodžiu. Žmogiškieji mokytojai yra svarbus, bet jie yra papildoma priemonė, ne viskas. Efeziečiams 1, 17 RANGE 19 AMP. Visada meldžiu, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasią, kuri leistų jums giliai,
asmeniškai ir artimai pažinti. Tikrąjį jo pažinimą, nes tėvą pažįstame per sūnų. Ir meldžiu, kad jūsų širdies akys pats, jūsų būties centras ir širdis būtų apšviestos šventosios dvasios užlietos šviesa, kad pažintumėte ir puoselėtumėte viltį dieviškąją garantiją, pasitikėjimo kupiną lūkestį, į kurią jis jūs pašaukė, jo šlovingo paveldėjimo šventuosiuose Dievo tautoje turtus ir kad pradėtumėte pažinti, kokia neišmatuojama, neribota ir pranokstanti jo veiklios, dvasinės galios didybė yra mumyse, kurie tikime. Apaštalų darbų 19:2-6 NLT. Ar gavote šventąją dvasią, kai įtikėjote, paklausė jis jų? Ne, atsakė jie, mes net negirdėjome, kad yra šventoji dvasia tuomet, kai Paulius uždėjo ant jų rankas, ant jų nužengė šventoji dvasia skiriasi nuo paženklinimo ar užantspaudavimo. Džia 20:2. Malda, tėv, ateiname pas tave, suvokdami, kad nenorime, jog tavo knygos žodžiai kalbėtų į mūsų širdis be jos autoriaus. Viešpatie, tu atsiuntei mums šventąją dvasią ir, šventoji dvasia, mes dabar pripažįstame tave, mes sakome labas. Dėkojame tau, šventoji dvasia, kad esi čia ir mokai mus. Tu mus vedi ir mums padedi. Atleisk mums už tai, kad nepaisėme tavęs ar pamiršome tave ir šventoji gyvojo Dievo dvasia. Prašome, kad Jėzaus vardu tu dabar mus iš naujo pripildytum. Pakrikštyk mus iš naujo šventojoje dvasioje dabar pat. Viešpatie, tavo žodis mums liepia nuolat būti pripildytiems šventosios dvasios. Taigi, viešpatie, pripildyk mus dabar, atnešk mums naują gyvenimą dabar, kai su tikėjimu ieškome tavęs. Tegul raštų žodžiai pradeda sprogti kiekvieno iš mūsų gyvenimų. Viešpatie, dėkoju tau, kad tai darai dabar. Visą tai priimame tikėjimu Jėzaus vardu. Amen. Kaip naudotis šventąją dvasią ir šventuoju raštu? 1. Naudokite fizinę Bibliją ir būkite pasirengę ją pasižymėti. Jokių pranešimų ir įsiblaškimų. 2. Skaitykite jums suprantamų vertimų. 3. Prieikite su nuolankumu ir pagarba prieš Dievą. 4. Pasisveikinkite su šventąja dvasia ir padėkokite jai, kad dėl Jėzaus gyvena su jumis ir jumyse. 5. Išpažinkite ir atgailaukite už bet kokią žinomą nuodėmę ar sielvartą savo širdyje, mintyse ar gyvenime. 6. Prašykite šventosios dvasios atverti raštus, apreikšti Jėzų, paaiškinti tiesą, suteikti supratimą ir kalbėti su jumis. 7. Neskaitykite, kad perskaitytumėte. Skaitykite, kad išgirstumėte jį kalbant. Kai jūsų širdis suvirpa, sustokite ir medituokite, kramtykite. Lėtas yra greitas, nesiimkite žymėti, varnelę, eikite į susitikimą. 8. Dėkokite šventajai dvasiai už kalbėjimą ir prašykite, kad prireikus primintų jums žodį. Tilto bažnyčia Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, Liepos 17, 2022. Daugiau, kur mūsų alkis susitinka su jo pažadais. 6. Savaitė. Įgalioti dalytis šiuo gyvenimu 3 dalis. Efeziečiams 5:18 NLT. Apaštalų darbų 1:4 RANGE 5 ESV. Būdamas su jais, jis liepė jiems neišvykti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, kurį, pasak jo, jūs girdėjote iš manęs, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia jau po daugelio dienų. Tai Dievo pažadas. Mūsų atsakymas turėtų būti: noriu tos dovanos, jei ji skirta man. Nenoriu daugiau, nei tu man duodi, bet nenoriu ir mažiau. Tai suteikia mums ribą, kelią kilimo ir tūpimo taką, kuris padės mums būti ten, kur reikia. Kai skaitome šventąjį raštą, jis tampa mūsų šablonu. Apaštalų darbų 1:6 RANGE 8 ESV. Susirinkę jie paklausė: Viešpatie, ar šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis jiems atsakė: ne jūsų reikalas žinoti laikus ar metą, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia. Bet jūs gausite galią, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia,
ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Ne jūs galite, bet gausite galę graikiškai dunamis, dinamitas sprogstamoji jėga ir arba galia daryti stebuklus. Mums reikia tiesiog žengti į tai, kas pažadėta, ant kažkas daugiau nei Jėzus mūsų viduje. Bet kokiuose santykiuose visada yra kažkas. Daugiau, ką reikia žinoti apie kitą žmogų. Kai pažįstame Jėzų, norime pažinti jį. Dar labiau sužinoti apie jį daugiau. Kai kurie tiki, kad daugiau nieko nėra išgelbėtas gavai visą maistą, bet tu nežinai viso to ir tau reikia augti savo supratime, tau reikia pažinti jį labiau. Ir jūs būsite mano liudytojai. Štai kam skirtas tas daugiau, kad taptume geresniais liudytojais, kad galėtume liudyti ne savo jėgomis ar išmonę. Mes turime galios, kad galėtume būti tokiais liudytojais. Kokiais turime būti, todėl sakome. Viešpatie, aš noriu, kad tai ir malon, tikėjimu, gaunu šventosios dvasios krikštą. Kai buvome išgelbėti, per malonę, per tikėjimą meldėme, kad būtume išgelbėti, o dabar per malonę, per tikėjimą meldžiame, kad būtume pakrikštyti šventojoje dvasioje, ir tikime bei elgiamės taip, tarsi dabar būtume įgalinti būti liudytojais, nes tikėjimu remiamės Dievo žodžiu. Mes neieškome jausmo pompos adrenalino antplūdžio. Dabar nuo Dievo priklauso, ar jis atsakys į mūsų prašymą ir priėmimą tikėjimu ar apreikštai, ką jo žodis sako esant tiesa. Turime suprasti, kad šventosios dvasios įgalinimas tiesiog įgalina ir sustiprina tai, ką mes jau darome, kai bėgame savo juostoje su Kristumi. Galime būti ištikimi, tačiau neturėti galios daryti tai, ką esame pašaukti daryti, bet mums reikia kažko ant mūsų, mums reikia autoriteto ir kai žengsime žingsnį aukštyn, įgysime pasitikėjimo, kažkas pasikeis, kažkas, ko negalime paaiškinti, kai norėsime to, ką Dievas turi mums, nieko daugiau, nieko mažiau, jei tik į tai atsiremsime ir paprasčiausiai pasakysime: Viešpatie, aš noriu to, ką tu turi man, nesvarbu, iš kur esame kilę, iš kokios konfesijos ar bažnyčios, mums nereikia to atsisakyti, tiesiog atneškime tai, kas esame, ir sakykime: Tėv, aš esu čia, tavo akivaizdoje, aš darysiu tai, kam tu mane pašaukė, nieko daugiau ir nieko mažiau. Dabar, prašau, sveikinu priimti šventosios dvasios įgalinimą, tuomet grįžkime į savo darbo vietą, ten, kur gyvename, dirbame ir žaidžiame, ir kažkas bus kitaip. Galbūt mes to net nepastebėsime, bet kiti pastebės, nes dabar dėvime švarką uniformą. Apaštalų darbų 2 skyriuje šventoji dvasia buvo išlieta ant žydų, susirinkusių į sekminių šventę, tačiau po 10 metų, apaštalų darbų 10:44 ir Angė 48, šventoji dvasia nužengė ant pagonių, tai mūsų sekminės po to, kai Paulius įsteigė bažnyčias tarp pagonių. Bažnyčia auga tada, Kornelijus, Dievo baimingas ir dosnus pagonis, turi regėjimą, jį aplanko angelas. Jam liepiama pasiųsti Petrą, kuris taip pat turi regėjimą, vaizduojantį gyvūnus, kurie anksčiau buvo laikomi nešvariais, o dabar Dievas juos skelbia švariais. Grįžęs į Kornelijaus namus, Petras skelbia tą pačią žinią, kaip ir sekminių dieną žydams. Tačiau šį kartą ji skirta mums, pagonims, ir šventoji dvasia vėl nužengia ant visų ten buvusių žmonių. Visi Kornelijaus namų gyventojai, kurie girdėjo šį žodį, jį patyrė. Ap 10:44, tai mūsų sekminės. Jėzus atėjo pas pirminę Dievo išrinktąją tautą, į žydų tautą Izraelį, tačiau Dievo širdis skirta kiekvienam žmogui, kuris priima jo nemokamą gelbėjimo dovaną Kristuje, malon per tikėjimą. Tai yra tai, apie ką buvo kalbama apaštalų darbų 10 skyriuje, po ką, praėjus maždaug 10 metų po šventosios dvasios įsiliejimo per sekmines, po ką, apaštalų darbų
34 RANG 38 NLT. Tada Petras atsakė, aš aiškiai matau, kad Dievas nerodo jokio palankumo. Kiekvienoje tautoje jis priima tuos, kurie jo bijo ir daro, kas teisinga. Tai yra gerosios naujienos žinia Izraelio tautai, kad yra taika su Dievu per Jėzų Kristų, kuris yra visų viešpats. Jūs žinote, kas įvyko visoje Judėjoje, pradedant Galilėje, Jonui pradėjus skelbti krikšto žinią. Jūs žinote, kad Dievas patepė Jėzų iš Nazareto šventąja dvasia ir galia. Tada Jėzus ėjo ir darė gerą bei gydė visus, kuriuos velnės engė, nes Dievas buvo su juo. Šis patepimas, ši malonė, šis įgalinimas dabar skirtas visiems, mes esame visi dabar. Galime mėgautis ir dalyvauti šiame įgalinime ir būti jo liudytojais ten, kur gyvename, dirbame ir žaidžiame, ir gražu tai, kad jums nereikia nieko keisti, jūs nevaikščiojate ir nekalbate kitaip, bet žinote, kad esate įgalintas, esate juo pridengtas. Esame perpildyti jo buvimo, o eidami išliejame jo buvimą visur, kur tik einame, esame pilnas kibiras, perpildytas. Kai esame natūralūs, jis prideda savo super, o tai reiškia antgamtiškumą. Tiesiog būkite savimi būkite natūralūs, bet leiskite šventajai dvasiai, kuri yra ne tik jumyse, bet ir ant jūsų, pripildyti jūsų kibirą, kad kur tik nueitumėte, iš jūsų tekėtų gyvojo vandens upės ir jūs net nesistengsite. Šventoji dvasia atlieka šį darbą. Ji žino, ko reikia, ir pastatys mus ten, kur mums reikia būti, kad Dievas tą akimirką suteiktų nesistengdamas. Nesistengdamas. Tai tampa sunku tik tada, kai viską apsunkiname, o turėtų būti paprasčiausiai pasirodyk. Ir išeik, gyvenk šventai ir pasirodyk. Neišeikite ir nebandykite elgtis kitaip, staiga netapkite keistais. Tiesiog būkite savimi, būkite tuo, kuo Dievas jūs įgalino būti, būkite tuo, kuo Dievas jūs pašaukė būti, ir išeikite pasitikėdami, kad turite tai, ko jums reikia, kad padarytumėte tai, kam jis jūs kviečia. Malda. Tėv, dėkoju tau už nuostabią šventosios dvasios dovaną. Dėkojame tau, viešpatie, kad suteikei mums galę įvykdyti viską, ko mūsų prašai. Tu nesiunti mūsų be įrangos. Tu nesiunti mūsų be tinkamų įrankių, be to, ko mums reikia, kad atliktume darbą. Ne tu mus įgalini, tu mus suvirpinsi savo buvimu, savo dvasia, ir tai darai iš malonės, per tikėjimą. Taigi, tėv, kai šiandien išeiname iš šios vietos, tegul išeiname kupini jėgų. Šventoji dvasia, ar galėtum net ir dabar, šią akimirką, mane pripildyti, suteik man malonę šią savaitę gyventi iš pertekliaus, pripildyti mane iš vidaus, pripildyti mane iš išorės ir visur, kur tik einu, palikti tavo buvimo pėdsakus. Kad ir į kokį scenarijų įsitraukčiau, tu esi su manimi. Kur galiu eiti, kad tavęs ten nebūtų? Šventoji dvasia, būk man pagalbininkė, ateik šalia ir padėk, bendradarbiauk su manimi. Bendradarbiauk su manimi, bendradarbiauk su manimi. Tėv, tikėjimu aš priimu tavo vidinio buvimo pilnatvę, išorinio buvimo pilnatvę, visą kelią. Noriu visko, ką tu man turi, nieko daugiau, nieko mažiau. Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church, Fredericksburg, pastorius Jimmy Pruitt, Liepos 31, 2022. Daugiau, kur mūsų alkis susitinka su jo pažadais. Efeziečiams 5, 18 NLT, 7 savaitė, dvasiniai vaisiai ar dvasinės dovanos. Kiekvieną kartą, kai žvejys užmeta kabliuką į vandenį, jis tikisi, kad kažkas atsitiks, ir kiekvieną kartą, kai pasirodome susitikti su Dievu kaip Jėzaus Kristaus kūnas ir sužadėtinė. Tai gali būti ta diena, kai prasideda atgimimas, dvasinis pabudimas mūsų širdyse ir gyvenimuose arba aplinkiniuose, visoje mūsų bendruomenėje. Štai už ką mes meldžiamės. Meldžiamės už dvasinį lietų, mes įmerkėme savo kabliuką į vandenį ir tikimės, kad Dievas pasirodys dėl mūsų. Taigi, mes džiaugiamės Jėzumi šiuo gyvenimu, kuris gyvena mumyse, per mus ir net ant mūsų. Tęsdami ciklą,
pavadinta daugiau, suprantame, kad, mums augant, Dievas gauna iš mūsų daugiau. Kai gimėme iš naujo, gavome viską, ką Dievas turėjo mums viską, ko mums reikėjo iš pat pradžių. Tačiau metams bėgant vyksta toks žinojimas vadinamas pašventinimu. Kai einame per šį procesą, augame pažindami, kas jis yra. Mes pažįstame jį visą likusį gyvenimą, todėl galime įžvelgti naujus jo charakterio asmenybės ir to, kas jis yra, bruožus ir niuansus, taip pat gilintis į tai, kas mums, kaip gerojo tėvo sūnums ir dukterims, yra prieinama, ir pažinti šventosios dvasios asmenį, jos veikimą ir galią yra labai svarbi to dalis, kai jį geriau pažįstame. Mes jį turime, bet dabar mes jį pažįstame daugiau apie jį, o jis pažįsta daugiau apie mus, šventajai dvasiai ateinant apsigyventi mumyse, ir ne tik mumyse. Jis taip pat gyvena savo gyvenimą per mus ir jis taip pat ateina ant mūsų, kaip rašoma Šventajame rašte 2, 10, 13, 15, 17 ir 17 skyriai, kur kalbama apie tai, kad mus aplanko šventoji dvasia. Praėjusią savaitę pastorius Džimis pranašiškai pasakė, kad žmonės bus keistai traukiami prie jūsų. Mes vaikštome tikėjimu, o ne regėjimu, bet retkarčiais, sakė jis, kažkas prasiveržė, išeisite ten, kur gyvenate, dirbate ir žaidžiate, ir žmonės jūs keistai trauks jie norės papasakoti savo istoriją, papasakoti apie savo gyvenimą, savo daiktus, o jūs paklausite. Kas čia kitokio, ir tai bus Dievo buvimas jūsų gyvenime, kad jūs dabar paklūstate, kai mokotės ir augate, kad giliau atskleistumėte šventąją dvasią ir tai, kaip ji veikia mumyse, jo asmuo, galia ir buvimas mumyse, per mus ir ant mūsų traukia žmonės kaip kandys prie liepsnos. Pastaruoju metu kai kuriems iš mūsų taip atsitiko. Kažkas nutinka, kai pradedame pasiduoti ir atsiduodame šventosios dvasios buvimui, asmeniui ir galiai, kai geriau ją pažįstame. Kai tai sakysime, tikėsime ir dėkosime Dievui už tai, patirsime šventąją dvasią savo kasdienėme gyvenime. Niekada nenuvertinkite gražaus apsikeitimo gyvenimu su visiškai nepažįstamu žmogumi kokioje nors atsitiktinėje vietoje vertės, nes niekada nežinai, ką Dievas daro tavyje ir per tai ant tavęs jiems, ir tai yra tavo nutekėjimas. Jei pripildysite 2 kibirus ir tiesiog pradėsite vaikščioti, negalėsite neįsilieti visur, kur tik eisite. Būtent tai mumyse daro šventosios dvasios tarnystė ir gyvenimas. Jis įgalina mus išeiti ten, kur gyvename, dirbame ir žaidžiame, ir tiesioginė prasme nutekinti gyvenimą. Nieko negalime padaryti ir kuo daugiau kliūčių kelyje, tuo daugiau gyvenimo nutekės. Kuo daugiau dalykų, kurie mus stumdo, daužo, judina, verčia mus staiga sustoti arba staiga pradėti, viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, iš tikrųjų sukuria daugiau judėjimo ir daugiau gyvenimo įsilieja visiems aplinkiniams. Štai ką reiškia vaikščioti šventosios dvasios. Įgalintam ir kai tai pradeda vykti ir mes pradedame į tai atsiremti, pradedame tai atpažinti, mes turime įjungtą radarą, tai vyksta vis dažniau ir dažniau. Tuo metu prasideda gyvenimas, ir tai yra įdomu, kai Dievas prasiskverbia pro šio pasaulio uždangą ir staiga pasirodo tikrovėje, tai šventosios dvasios tarnystė ir gyvenimas, kai mes pradedame pažinti jį naujais ir naujais būdais, kad eitume kartu su juo. Šventosios dvasios vaisiai atskleidžia Dievo charakterį. Dvasios dovanos parodo Dievo galią. Būdami jo atstovai žemėje, turime ugdyti abu šiuos dalykus iš Violetinės knygos. 44 puslapis. Šventoji dvasia leidžia ir įgalina jūs gyventi iš jos asmens, buvimo ir galybės pertekliaus. 1 Korintiečiams 13, 1 Range 3 NASB. Jei kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, tapau triukšmingu gongu ar skambančiu simbolais. Jei turiu pranašystės dovaną ir žinau visas paslaptis bei visas
žinias, jei turiu tokį tikėjimą, kad galiu kalnus nuversti, bet neturiu meilės, esu niekas. Ir jei visą savo turtą atiduočiau labdarai ir jei atiduočiau savo kūną, kad galėčiau šlovinti, bet neturėčiau meilės, man tai nieko neduoda. Prieš pradėdami kalbėti apie dovanas ir vaisius, turime padėti pagrindą.